Sakoma, kad Kalėdos yra stebuklų metas. Norėčiau paklausti, o kas yra stebuklai tau? Nemanau, kad tik bėgti, lėkti, skubėti, pirkti dovanas, apimti visus vakarėlius, pavargti nuo visko, prigaminti daug maisto, išleisti visus pinigus. Manau, Kalėdos yra žymiai ypatingesnė šventė nei tai, ką dažniausiai mes darome iki pat kūčių metų. Kalėdos laikas, prieškalėdinis laikas yra laikas, kada turime galimybę ir turime oficialią teisę skirti laiko savo ir savo draugams bei artimiesiems. Todėl šiandieną šiuo prieššventiniu laikotarpiu norėčiau pasinaudoti progą ir palinkėti tau sustoti, nebėgant, negriūnant, neskubant, pirkti dovanas savo artimiesiems, mylimiems draugams, taip išreiškiant savo meilę kitiems, sustoti ir pirmiausia atsigręžti į save. Ir paklausti savęs, o kas man gyvenime yra stebuklingo? Kas per šiuos metus įvyko stebuklingo? Kas aš esu sau ir kas yra man gyvenimas? Tik tada, kada sugrįši į save, tik tada, kada nepamirši padėkoti sau už šiuos metus, už savo gyvenimą, už tai, ką pasiekei, už tai, ko sieki, už tai, kas nepavyko tau ir ką išmokai iš to. Už tai, kada peržiūrėsi savo nuostabų, stebuklingą gyvenimą. Už jį nepamiršti padėkoti sau ir žmonėm, kurie tau padėjo eiti šiuo gyvenimo keliu. Tik tada galėsi sugrįžti į tą stebuklingą laiką, kuris vadinasi Kalėdos, ir nuspręsti, ką nori iš tikrųjų padovanoti savo artimiesiems, savo mylimiems žmonėms. Ir linkiu padovanoti kuo originalesnės dovanas. Laiką jiems, skirtus nuoširdžius žodžius, galbūt žaismingai išreikšti meilę kiekvienam iš savo artimųjų ir taip nuspręsti, kad šios Kalėdos yra tikrai stebuklingas laikas tau. Ne supermarketuose, prekybos centruose, o namuose, šiltoj draugų kompanijoje ir meilės laiškuose sau. Taip kad stebuklingų tau švenčių.